Taigi, Renata, kur mes pabaigėm praeitą kartą? Tai mes pabaigėm ties tuo, kad į mano gyvenimą ateina vyras su Jėzumi. Jo, labai labai įdomi šita vieta ir ateini tu ir tu iš tikrai tvirtai tikinčių ir tarnaujančių Dievui tėvų šeimos. Ir ateini į mano gyvenimą. Ir sutikus tave ir tau mane toks labai ypatingas žinojimas ateina, kad tarsi mes vienas kitą labai labai gerai pažįstam. Tikrai buvo labai ypatingas tas jausmas ir kartu buvo toks žinojimas, kad mūsų ryšį jungs kažkokia ypatinga meilė. Kažkokia ypatinga meilė ir kad mes ir mūsų namai tarnauja žmonėms. Ir dabar suprantu, kad ta ypatinga meilė yra Kristus. Po to, kas vyksta, mes po 3 mėnesių susituokėm, ir po metų laiko santuokos tu iš tokio tvirto asmeninio apreiškimo tu ateini pas Jėzų. Ir čia gal taip trumpai pasidalinsiu už tave, kas tavo liudijimo nežino, kad nors tu užaugai krikščioniškoje šeimoje ir vėliau nuėjai savo keliais ieškoti pasaulietiškų dalykų, buvai nusigręžęs nuo to kelio, kuriuo tavo tėvai ėjo. Ir būtent jau mums susitikus po metų laiko tu gavai asmeninę apreiškimą ateiti pas Jėzų, kad tai yra tiesa ir kad tai yra kelias ir tada tu labai labai tvirtai ir apsisprendusi ateini pas Viešpatį. Na ir nuo šitos vietos prasideda iš tiesų labai įdomus dalykai mano pačios kelyje. Labai stiprus smūgis į mano pačios gyvenimą, realybę. Aš paminėsiu, aš nežinau, ar pirmoje dalyje minėjau, kad aš buvau labai patenkinta savo gyvenimu, savo realybę, kurią turėjau savim, buvau labai patenkinta ir tiesiog jau man atrodė vienas žingsnis jau eiti į tarnystę, tarnauti ir tiesiog nemaniau, kad man kažko trūksta ir nemaniau, kad aš ir tikrai nenorėjau nieko keisti tame kelyje, tame savo gyvenime. Ir šitoj vietoj nužengia Jėzus. Labai arti, su didžiuliu autoritetu, su didžiulė jėga, atsistoja labai labai arti mano gyvenime. Ir iš tiesų visą mano gyvenimą, visą mano realybę, gal sakyčiau taip, visą mano realybę sudrebina kaip koks žemės drebėjimas. Ir ateina toks supratimas, kad aš nepažįstu Jėzaus. Ir kad aš ir nenorėjau jo pažinoti iš tiesų. Aš turėjau labai kategorišką nusistatymą. Aš tikrai buvau užtrenkus duris Jėzui ir mano širdis buvo pilna tikrai blogiausių įsitikinimų apie Jėzų. Tai ir kažkaip atėjus Jėzui man iškart nukėlė į vaikystę. Į vaikystę, kada man, kur ir minėjau gal pirmoji daly, kur aš manau, kad vaikystėje pasisėjo tą sėklą, to potraukio, to noro į raganystės, į mistinius dalykus, į magiją ir suprantu, kad tai visiškai nesudera su tuo, ką Jėzus mums nori apreikšti. Ir aš manau, kad toji sėkla, kuri buvo pasodinta mano vaikystėje, atėjus Jėzui, labai ryškiai pasimatė, kiek stipriai jinai yra sudygus manyje. Ir ir Jėzus atėjimas, jis pradėjo labai stipriai kelti dalykus į paviršių. Ir Jėzus labai aiškiai parodė, kad jis nebus tik statulėlė tarp statulėlių,
nuotraukėlė tarp nuotraukėlių ir knyga tarp daugelių knygų. Tikrai vat, pasijuto labai galingas autoritetas ir kad į mano gyvenimą pasibeldė kažkas, kur jau nebe aš kontroliuoju ir vedu, bet kažkas, kas labai aiškiai beldžiasi ir jau veda ir rutulioja dalykus ir kelia procesus ir, buvo tikrai, prasidėjo labai labai stiprus dalykai. Ir aš, ir vat atrodo, jau aš tuo keliu, kuris vat atrodo, vat mano siekiamybė buvo eiti keliu, kuris yra vat meilės kelias, šviesos kelias, bet kai Jėzus atėjo, jis parodė labai tokį, vat sakyčiau, net kaip stiklinė, atrodo, vat yra vanduo ir paviršius kaip ir skaidrus, bet apačioje yra daug drumzlių, juodų drumzlių. Ir Jėzus atrodo visą tai supurtė ir pradėjo tas drumzlės kelti į paviršių. Ir kai tu įtikėjai, man prasidėjo įvairiausi demoniški sapnai, su visokiais demonais, visokios tamsumos pradėjo lysti, visokie purslai. Ir mano širdies nuostatos pradėjo lysti tokios apie Jėzų, tokios, kur visai ten nebuvo nei šviesa, nei meilė. Pradėjo lysti, aš pamačiau, kokia puikybė ir išdidumas prieš Jėzų kyla. Man būdavo labai sunku, atrodo, net ištarti Jėzaus vardą. Atrodo, kad liežuvis neapsivers. Ir nesupratau, kad tai gyvena manyje. Kai tu sakydavai, kad tu eisi tikinčiųjų susitikimus, man apimdavo tiesiog baimė, kažkoks kūno drebulys iki ašarų. Tiesiog labai, labai, labai stiprus procesai manyje pradėjo kilti. Ir tikrai Jėzus pradėjo atidenginėti tą tamsą, kuri manyje buvo, sakyčiau, nusėdus. Ir sakyčiau, kad visas tas laikas, kai aš ėjau per tuos visus dvasinius pažinimus, visokius patyrimus, bet kurie jau be Jėzaus, aš supratau, kad tarp viso to prisirinkau tiek, tikrai tiek išminties, tiek statydinančios išminties, tačiau ir labai daug tamsybių, kurių negebėjau atskirti ir kurias tik Jėzus po to vėliau man apreiškė. Ir dabar netgi suprantu, šventas raštas kalba apie šviesos angelą, kuris nupuolė. Pabrėž žodį šviesos angelą. Ir kuris užsimanė būti kaip Dievas, jis nebenorėjo, jis norėjo perimti visą autoritetą į savo rankas, tą jėgą ir būti pats kaip Dievas, sukilo prieš Dievą ir tada jis nupuolė. Ir suprantu, kad aš ėjau tuo pačiu keliu ir kadangi aš maniau, kad tai yra šviesa, tai kaipgi čia aš ir viskas, kur einu, taigi yra šviesa ir meilė ir čia nieko nėra blogo, čia viskas labai gerai, bet iš tiesų aš tikrai skaičiau tas knygas ir ėjau į tuos įsitikinimus, kad aš pati kaip Dievas, kad aš nenoriu niekam paklusti, tik aš noriu būti pilna galios, pilna to pažinimo, kuris duoda daug galios ir tos valdžios, to autoriteto. Ir aš esu meilė, aš esu šviesa ir tikrai prisipildžiau labai labai daug puikybės, kurią atidengė tik Jėzus. Tai ir visas tas laikas buvo labai sunkus, jau 2 metų dykumą, gilią dykumą, nes tikrai buvo labai sunku suprasti, kas yra kas. Ir atrodo, radau daugybę paaiškinimų, dėl ko Biblija yra netiesa, bet tie paaiškinimai vis tiek neveikia. Jėzus vis tiek labai tvirtai stovėjo. Labai labai tvirtai stovėjo šalia manęs. Ir visoje tai sumaišty tikrai galvojau, kad nebesuprantu, kas vyksta ir suprantu, kad dar turiu giliau ieškoti tiesos ir pasirinkau stebėtojos poziciją. Supratau, kad negaliu daryti kažkokiu tai veiksmų, kažkokiu tai išvadu, aš tiesiog dabar turiu stebėti. Ir taip pat perskaičiau vieną knygą ir iš ten irgi man atėjo labai stiprus paraginimas
apie kantrybę, kad kantrybė yra labai stipri jėga ir aš pasirinkau tuo metu kantriai išbūti, nors ir kai buvo sunku ir nepatogu, tiesiog stebėti ir kantriai išbūti. Ir sakyčiau, man kantrybė buvo kaip ta valtis tarp bedugnės, kuri atrodo buvo tarp manęs ir Jėzaus bedugnė, visiška bedugnė. Ir atrodo, vat toj valtis per tą bedugnę buvo kantrybė. Tai va, ir per visą tą laiką tu labai liudėjai Jėzaus meilę savo darbais, savo švelnumu, savo kantrybę. Ir tikrai jautėsi, kad tikrai matėsi, tikrai vat, man buvo didžiulis liudijimas, kai būna, kai Kristus gyvena žmoguje. Taip pat, tu man buvai labai labai stiprus liudijimas. Tai va, ir kas vyko toliau, po 2 metų visa audra nurimo, bet tikrai būdavo taip, kad aš atsimenu, kai buvom pas tavo tėvus, bet kažkada labai irgi man įstrigo, tu nueisi su tėvais paskaityti šventą raštą. Aš tuo metu buvau vonioj ir jausmas buvo toks, kad atrodė, negalėjau pakelti tos realybės, tiesiog negalėjau pakelti. Atrodo, galėčiau, tai laukais bėgčiau už ten, Tikrai kažkaip, tikrai, Jėzus buvimas pradėjo kelti tiesą, pradėjo labai iškelinėti tiesą. Tai va, ir po 2 metų tikrai audros, jinai kažkaip aprimo ir aš tada nuėjau į tylą, į tokią jau tikrai tylą ir paklausiau savęs. Bet jeigu taip grįžtant į pačią pradžią, kai Jėzus vaikščiojo ant šitos žemės ir padarė tą auką už visus žmones ir už mane ir prisikėlė. Ir aš paklausiau, Renata, ar tu tuo tiki? Ir mano viduje nuskambėjo toks ramus, bet pilnas tokios tvirtybės atsakymas. Taip, aš tikiu. Ir po to atsakymo mane užplūdo tiek gyvybės, tiek tokio oho, ir tada aš atsimenu per savo 30 gimtadienį, aš atsiskyriau, aš nuo jo lieptelio parašiau laišką Jėzui ir aš galvoju, Jėzu, tai jeigu tu tiesa, o jog aš ir ieškojau tiesos, man juk ir esmė buvo žūtbūt pažinti tiesą ir nenorėjau jokiose iliuzijose užmigti, jokiose meluose, tai nebuvo mano tikslas buvo laisvė, tiesa, pažinti laisvę, tiesą, tikrąją šviesą, tikrąją besąlyginę meilę. Nebuvo tikslas man save apgauti, man buvo tikslas rasti, tikrai. Ir tada, sakau, Jėzau, jeigu iš tiesų tu gyvas, tu esi tiesa, aš noriu pažinti tave tiesoje, aš noriu pažinti, apreikšk man visą tiesą apie save. Ir nuvalyk nuo mano širdies bet kokius melus, nuimant tos sakinius iškraipančius. Išvalyk visą, kas yra melas, visą, kas iškraipyta ir netiesa, apreikšk man save. Aš noriu pažinti tave. Ir tada aš įsileidau Jėzų į savo širdį. Ir po kurio laiko aš net atsimenu. Aš sakau, Jėzau, jeigu tu nori, kad aš pasikrikštyčiau, tai tu tai ir padarysi. Ir aš atsimenu sekančią dieną, mūsų tavo tėtis pasikviečia ir paprašo tavęs patarnauti krikšte, kuris vyks už kelių dienų. Ir sako, žmonės ten nenori nieko laukti, jie nori ko greičiau pasikrikštyti. Ir aš stoviu ir man ašaros teka ir galvoju, Jėtau. O aš irgi eisiu krikštytis. Bet tai buvo tikrai labai ypatinga. Jėzui, nori pakrikštyk mane ir sekančią dieną jau vyksta tas pokalbis. Ir kas toliau, tai pirmi metai tikrai buvo dar vieni sunkus metai, bet buvo proceso metai. Jutausi tikrai kaip
kaip kompiuteris, kuriam perrašinė Windowsus. Ir tikrai atėjo gili tuštuma, nes tikrai valėsi seni dalyko, Jėzaus taip pat dar taip gerai nepažinojau, dar tik pažindinausi ir tikrai vėlgi reikėjo tokio, tikrai išbuvimo. Bet dar vienas svarbus dalykas, kurį noriu pabrėžti. Vat kaip minėjau, kad ieškau laisvės ir kad pirmoji mano laisvė prasidėjo nuo kūniškos laisvės, paauglystėje aš išbandžiau, ką reiškia kūniška laisvė. Tada kelionė iki Jėzaus aš supratau, kad va tas 10-13 metų laikotarpis buvo sielinės laisvės pažinimas, kur viskas ėjo jau visai kitą gylį, į tikrai ypatingas patirtis ir tikrai žinias, išmintį, kurioje galėjau išsilaisvinti ir tikrai buvo labai spalvinga save pažinti, savo sielą pažinti, skleistis, prasiskleisti, realizuoti save ir tikrai buvo kito lygmens laisvė. Bet labai įdomus dalykas, kad tame etape aš buvau perskaičius tokį paveikslėlį, kuris mane labai stipriai palėtė, bet čia jau buvo tame virsme su jie einant pas Jėzų, kad laisvi paukščiai nedainuoja apie laisvę. Laisvi paukščiai skraido. Ir aš supratau, kad aš dainuoju apie laisvę. Iki dar nuo ateimo pas Jėzų aš supratau, kad mano širdis vis dar dainuoja apie laisvę. Vis dar ieško laisvės, vis dar turi savo širdie kažkokį laisvės troškimą. Ir atrodo, nors viskuo aš patenkinta ir viskas nuostabu ir viskas labai spalvinga ir gražu ir aš labai laiminga, bet vis tiek kažkoks neatsakytas dalykas. Mano širdį yra apie laisvę, tas vat. Ir tik atėjus pas Jėzų, po kurio laiko aš supratau, kad palauk, mano širdis nebedainuoja apie laisvę. Mano širdie yra ramybė, mano širdis nebeieško laisvės. Mano širdyje yra ramybė. Jo, ir tada aš supratau, kad aš pasiekiau tą laisvę dvasioje, per Jėzų, per Kristų. Jinai atėjo pas mane. Ir to eilutė Dievo žodyje, to galinga eilutė, Biblijoje užrašyta. Jūs pažinsite tiesą. Ir tiesa padarys jūs laisvus. Labai stipru. Ir tu manęs klausei apie, ar dabar žinau, kas aš esu. Atsimeni? Mhm. Ir sakė, ir po to pasidalinsi. Pirmam įraše, kur kalbėjom. Ir taip, dabar aš galiu pasakyti, kas aš esu. Ir dabar aš suprantu, kad aš esu Dievo dukra, karaliaus dukra, jo paveldėtoja. Ir kad mano DNR yra sudarytas tiek iš Dievo, tiek iš žmogaus. Ir kad aš esu tokia brangi, kad pats Dievas turėjo nužengti kūnu, kad padarytų auką už mane. Aš esu tokia brangi, kad už mane pati auka turėjo būti pats Dievas. Ir kad aš esu tokio tėvo dukra, kuris atėjo manęs ieškoti, kuris atėjo parvesti mane namo. Ir kuris be galo trokšta santykio, mano santykio su juo. Ir kad jis mano gyvenime nori apreikšti savo begalinę meilę man. Mhm. Ir tai yra neįkainojama. Tai mano liudijimas būtų toks. O gerai tada, tai atradai tą laisvę Dieve, supratai, kas tu esi
Ir kas tada vyksta toliau? Koks toliau kelias? Ir tada, jau tu laimingai ir gražiai gyvenai iki gyvenimo galo. Kaip tu dabar gyveni? Dabar gyvenu taip, kad mokausi nuolankumo. Ir nulipus nuo išdidumo, dabar mokausi nuolankumo. Ir vis gilesnio ryšio su Dievu. Mokausi turėti vis gilesnį ir stipresnį ryšį su Dievu. Ir nes iš to ryšio, iš kiekvieną dieną atsikelti ir šviežiai susitikti su Dievu. Būti kiekvieną dieną vis naujai pamaitinta jo žodžiu, jo gyvybė, jo atsakymu, jo tiesa. Nežinau, šiandienai man yra kas nors dar brangiau ir svarbiau. Ir tiesiog šiandienai aš dabar esu mokinė, aš mokausi. Aš mokausi pažinti Dievo charakterį, aš mokausi turėti vis glaustesnį ryšį su juo. Mokausi. Mhm. Ko nebenori? Aš jau nenorėsiu. Gerai. Nori ateiti pasisėsti ant kelių? Čia filmuoja. Jo. Mokausi pažinti Dievo charakterį ir mokausi paklusti. Paklusti ten, kur jis nori mane vesti, tą, ką jis nori mane išmokinti. Ir dabar nebe aš vedu ir diriguoju savo gyvenimą, bet dabar aš seku juo. Ir tikrai noriu, kad jis atstatytų mano gyvenimą, kad jis nuvestų mane į jo planą, į jo geriausią, aukščiausią planą, kokį jis man yra numatęs. Kaip ir pradžių kalbėjau, kad jis yra mus numatęs, jis yra mus pašaukęs. Ir aš labai noriu pamatyti. Aš noriu pamatyti jo valią savo gyvenime. Nebe savo mažą, neišmintingą ir klystkeliais vedančią valią. Aš noriu pamatyti jo valią savo gyvenime. Ir kaip pavyzdžiui su visais troškimais, kuriuos tu savo gyvenime turi, ir kas liečia tavo talentus, dovanas, tai ar Dievas visą tai paima iš žmogaus ir tikėjimas į Jėzų? Kaip su ta pilkuma visa, tu manydavai, kad krikščionio gyvenimas yra pilkas labai ir kad tie tikintys žmonės visi vienodi ir tiesiog kaip tokios avys, kaip banda viena, kuri daro, ką pasako kažkas. Kaip su tuo autonomiškumu, kūryba, gyvenimo polėkiu, vidinė ugnim, kaip su sieliniais dalykais, nes vis tiek mes turim sielą ir mes turim kūrybą ir norisi išreikšti. Taip. Ir kūrybiškas žmogus tu negali, nes susirgsi, jeigu atimsi iš jo kūrybą, pavyzdžiui, gali būti labai blogai. Kaip tu jautiesi šito atžvilgiu, nes tu labai kūrybiškas žmogus ir itin tu prisigalvoji visokių dalykų. Man idėjų nestinga. Ką tu dabar darai? Dabar man yra gerai. Pirmi metai buvo sunkus, nes iš tiesų tikrai reikėjo visą savo identitetą atnešti Viešpačio naukuro. Ir pasitikėti, kad ką reikės tą paims, o ką jis norės tą paliks. Kad jis duoti jam pragryninti iš tiesų. Ir dažniausiai, kai duodam, tai mes, jeigu taip tikrai teisinga širdim duodam, tai mes nebesitikim nieko. Dieve, aš tau atiduodu ir kokia tavo valia bus tokia. Tada tai tikrai buvo baisu, buvo sunku, nes daug nežinomybės, bet tiesiog ėjau pasitikėjimu. Ėjau tikėjimu, pasitikėjimu. Ir tikrai ateina piktasis ir ten visai bando meluoti, kad dabar čia pilka niūru ir tu čia Bet vis tiek išstovėti ir pasitikėti Dievo meilę, tikėti Dievo meilę ir viskas iš tiesų
Ir Dievas gražina, Dievas duoda, Dievas neveltui. Kiekvieną iš mūsų Dievas sukūrė labai autentiškų. Ir Dievas nori to autentiškumo. Jis mums davė talentus ir jis nori mūsų tų talentų, ir jis labai nori, jis neveltui mums juos įdėjo. Bet ko jisai nori, kad mes juos teisingai panaudotume. Ir sielai duoti skleistis reikia, ir duoti jai realizuotis reikia, tik jinai vis tiek jinai turi paklusti viešpačiui. Ne tai, kad siela puola viską diriguoti, bet gal sakyčiau, kai Jėzus taip ir buvo, mano siela, va tokia jinai spalvinga, veržli, ugninga, pilna idėjų. Kada baigsite? Nebeilgai. Ir ten, sakyčiau, mano siela dirigavo ir vedė mane, ir aš buvau nelaisvėje, nes iš tiesų tik viešpatie mes esant, tik juos sekant mes galim būti laisvėje. Nes kitaip mes priklimstam į savo svajonėse, savo egoizme. Tiesiog, ten mes atsidurėm nelaisvėje. Tai žodžiu, viskas yra labai gerai ir Dievas tikrai, jis nori, kad mes kurtume, nori, kad mes būtume autentiški ir kartu su juo einant koja kojon gimsta labai gražus dalykai, labai ypatingi dalykai, kurie iš tiesų tarnauja žmonėms. Iš tiesų tarnauja žmonėms ir tikrai atsiranda dideli dalykai, o ne ten, kur mūsų kūryba tarnauja mūsų išdidumui. Ir mes manom, kad ten mes tarnaujam žmonėm, bet iš tiesų mes norim save iškelti. Mhm. Tai ko tu dabar užsiemi gyvenime, papasakok? Ką tu veiki per dienas? Iš tiesų dabar, kadangi su mama mokausi būti mama. Tikrai toks ypatingas etapas, kurio neturėjau, jis yra naujas. Tai mokausi būti mama ir tikrai Dievas atveria per vaiką labai daug gylio, labai ypatingus klodus, labai ypatingą pažinimą, tiek santykio tarp tėvystės, tiek santykio tarp Dievo ir manęs. Labai daug. Tai o šiaip tai kuriu labai kol kas minimaliai. Sakyčiau, pradedu naujai kurti dalykus, naujai įeidinėti naujus dalykus. Tai sakyčiau, kad šiuo metu mano gyvenimas yra toksai niekur neskubėjimas ir šaknyjimasis. Mhm. Šaknyjimasis ir ėjimas palengva. Tiesiog manim pasimk, ar tu nenori. Gerai, tai tada dar noriu paklausti, ar turi kokį nors svajonę dabar arba kur eini, kuo galėtum pasidalinti. Tarkim, gal kokį troškimą esi gaus iš Dievo, į kuris tave veda. Ir man labai patinka Jo, ir kuo galėtum arba norėtum pasidalinti. Jeigu ne, tai viskas okei. Viskas man gerai. Labai patinka šitas tavo klausimas, nes man labai patinka kalbėti apie svajones. Man labai patinka girdėti kitų žmonių svajones. Kažkaip tikiu, kad Viešpats neveltui jas įdeda. Tai, šiaip iš tiesų, mane labai lydi, ta svajonė, kuri atsirado nuo pradžios, kai mes susitikom. Mano didžiulė, aš manau, kad Dievas mane įdėjo ir jis toliau ją puoselėja. Aš trokštu turėti tokius namus, kurie būtų atviri žmonėms, kuriuose tikrai gyventų Dievas ir kur mūsų širdis būtų atviros patarnauti. Tai reikia atverti širdis, tada ir atidaryti duris šitų namų. Tai jos jau atvertos ir atidarytos, bet tiesiog, kad visą tai tik... Ar tu didesnių nori? Vis labiau statytųsi, vis labiau visą tai vis labiau šaknytųsi toks gyvenimo būdas, gal sakyčiau. Mhm. Nori būti prieinama nori būti žmonėms. Jo, tikrai taip. O kitas dalykas, tai dar labai, dabar kai gyvenam gamtoj, šitas atvykimas į čia, kur dabar gyvenam, kur esam, irgi iš tiesų atvėrė dar kitą tokią didelę, svarbę labai svajonę, kad norisi bendruomenės.
gamtoje gyvenančios bendruomenės, su kuria galėtume apsijungti gyvenimo būdu. Myte. Su kuria galėtume apsijungti gyvenimo būdu, kartu augti šeimomis, moterys galėtų kartu augti, vyrai kartu augti, kur galėtume kurti erdvę savo vaikų ugdymui. Tai bet šita svajonė man irgi labai stipriai įdėta širdį. Mhm. Artimesnės bendrystės nori su apylinkiai. Apylinkė artimesnės bendrystės, šeimų, su kuriomis galėtume kartu augti, apsijungti, padėti vieni kitiems, kartu kurti, kartu statyti, tiesiog kartu gyventi visiškai pilnavertišką gyvenimo būdą. Reikia pradėti važinėti po apylinkės tada. Matyti. Gerai, tada gal užteks šiam kartui tada medžiagos. Kitus dalykus aptarsim kitą kartą. Ir tada ačiū tiems, kurie žiūrėjo. Ir iki kito. Iki.